Labai simboliška, kad būtent šiandien, sausio 13-osios minėjimo dieną, turime progą pažvelgti atgal. Prieš 20 metų jauna, viskam stokojanti lėšų Lietuva turėjo ambiciją pasivyti išsivysčiusių valstybių medicinos lygį. Šis nelengvas kelias tai medikų pasiaukojimas, jų kūrybingumas, novatoriškos idėjos, sutelkusios daugelį geros valios žmonių ir labdaros organizacijų. Didelės įtakos turėjo ir Vytauto Landsbergio fondas, neseniai minėjęs savo veiklos 20-metį. 20 metų valstybės istorijoje nėra daug, tačiau naujos organizacijos gyvenime tai netaip jau mažai. 20 metų dirbta ne su viena problema, ne su vienu regionu. 20 metų didinant fondo kapitalą, ieškant rėmėjų Lietuvoje ir užsienyje, labai taupiai eikvojant fondo lėšas, kad jų kuo didesniam žmonių skaičiui užtektų. Šiandieninis vakaras ir jame dainuojantis, grojantis muzikai, skiriant padėką fondai, tariant muzikos garsais ačiū. Vytauto Landsbergio fondas buvo įkurtas 1991 metų rudenį. Jo pagrindu tapo Norvegų tautos taikos premija, kuriai lėšas po sausio 13-osios žudynių suaukojo Norvegijos žmonės ir ją paskyrė Vytautui Landsbergiui kaip lietuvių taikios kovos lyderiui. Beveik 3 milijonai Norvegijos kronų. Tai buvo savotiška Nobelio taikos premijos alternatyva, kurią tais metais gavo tuometinis Sovietų Sąjungos lyderis Michailas Gorbačiovas. Pinigai buvo padėti į Norvegijos banką, o gaunamų palūkanų didžioji dalis skiriama neįgalių vaikų sveikatos apsaugai. Na ir štai man sako, kad tu turėsi rankose didelę sumą pinigų, kam tu juos panaudosi? Atsakymas tiesiog telefono buvo labai paprastas neįgaliems vaikams. Padėti neįgaliems vaikams. Galima buvo iš karto visus pinigus, taip sakant, išleisti ir padėti keliems arba keliolikai. O mūsų mintis ir Gražinos mintis buvo ta, kad reikia daryti programas, kurios padės daugelį, ypatingai tose srityse, kur Lietuva buvo technologiškai, sakysime, atsilikusi. Mūsų klinika, fondas visą laiką metų metais rėmė, padėjo ir gelbėjo tais atvejais, kada niekur kitur pagalbos neturėjom. Keitėsi sistemos, keitėsi viskas ir reikėjo startuoti nuo nulio. Ir jeigu, kaip pirmą kartą amerikiečiai tie chirurgo brigadą atvažiavo 91 ir 2 metais, tai jie, kaip paskui rašė laikraštį Čikagos, aš skaičiau, tai yra atsilikimas maždaug 50 metų. O 50 metų mes likvidavom maždaug per 10 metų. Tais metais labai mažai turėjom geros įrangos naujos ir visada suprasdavom, kad labdara tai kažkas tai kažkam nereikalingo. O profesorius pakeitė mūsų požiūrį į paramą, į labdarą ir kad tai iš tikrųjų būtų nauda, kad būtų geriau ligoniui, kad būtų modernesnė ir šiuolaikiškesnė įranga ir kad tobulėtų gydytojai tuo pačiu dirbdami su nauja įranga. Viena pirmųjų fondo akcijų buvo Kauno klinikoms skirta labdara. Moderni, ankstyvam vaikų klausos sutrikimų nustatymui naudojama aparatūra. Įsigyta visa eilė moderniausių audiometrų, timpanometrų, kitos aparatūros klausos aparatų reguliavimai, derinimai ir žinoma gydytojų tobulinimas. Toliau bendradarbiaujant su fondu ir gavus Švedijos valstybės paramą, Kauno klinikose duris atvėrė pirmasis Pabaltyje tarptautinis audiologijos ir foniatrijos centras, kur šiuo metu sėkmingai vykdomos kochlearinės implantacijos, gelbstinčios vaikus nuo kurtumo. Kitas fondo žingsnis tapęs dideliu įvykiu medicinoje - modernaus kaulų chirurgijos instrumentariumo įsigijimas vaikų ortopedijos centrui vaikų ligoninėje Santariškėse. Turėjom tik tai paprastą plaktuką, kaltą, nusipirkti pasaulinio lygio instrumentariumą, tais laikais buvo mums svajonė mūsų. Kai tu gali padaryti taip, kaip nori, nupjaut kaulą ten, kur nori, o su kaltu, kaip sakant, kalant, jisai trūksta ten, kur jisai nori, ne kur tu nori. O paskui chirurgas turi surankioti iš gabaliuko, o čia viską darai tą, ką tu nori. Anot vaikų ortopedijos traumatologijos centro vadovo Kęstučio Saniuko, dabar Lietuvoje yra įmanoma atlikti visas pasaulyje žinomas kaulų chirurgijos operacijas. Žiūrėk, tu eik į šitą, aš tau pademonstruosiu. Mama nieko jai nereikia, jinai pati nuleidi kojas. Dabar su šitą valkūnę,
su šitą ėmė už čia, o su alkūne stumkis, va, ir pati, matai? Dabar stokis, čia po stuburo operacijos tiesinimo buvo 70 laipsnių iškrypimas, įsivaizduokit, toks į šoną, ne, va, praktiškai tiesi nugarą. Ir savaitę po operacijos išvažiuoja namo. Nuo pat fondo įsikūrimo yra skiriama daug dėmesio mažųjų ligonių reabilitaciniam gydymui, galinčiam prikelti vaiką visaverčiam gyvenimui. Labdara ir dabar vaikams nuolat atvežami vežimėliai, vaikštynės, keltuvai, stovynės, ramentai ir kita kompensacinė įranga. Vaikų ligoninės Santariškėse onkohematologijos skyriui nekartą fondas skyrė labdarą vaistais, vienkartiniais švirkštais, buvo įteiktas brangus kraujo krešėjimo faktoriaus preparatas. Bet brangiausia fondo dovana kraujo ligomis sergantiems vaikams buvo moderni nuskausminimo aparatūra. Ateina anestezistė ir duoda narkozę. Mes tuo metu galime atlikti sudėtingas kaulų čiulpų bei lumbalinės punkcijos, trepanobiopsijos procedūras. Jos yra atliekamos 3 kartus per savaitę. Be šito aparato mūsų vaikai labai kentėjo, nes tai yra skausminga procedūra. O dabar vaikai užmiega, prabunda, jau procedūra visa atlikta. Reikšminga ir ilgametė pagalba neonatologijos klinikai vaikų ligoninėje Santariškėse. 1995-aisiais nupirkta aparatūra neišnešiotųjų naujagimių retinopatijų gydymui. Per metus šis prietaisas išsaugojo regėjimą maždaug 25 kūdikiams. Prieš 10 metų nupirktas kraujo tyrimo aparatas, galintis be dūrio ištirti neišnešioto kūdikio kraują. Juk šiems trapiems mažyliams kiekvienas kraujo paėmimas yra prilyginamas traumai. Kas man ypatingai įstrigo, tai visiškai neišnešiotų kūdikių likimas. Tokių 5 mėnesių riba, net mažiau negu 5 mėnesiai. Kai aš tokį pamečiau inkubatorių, buvo kažkas ten primityvus, tokie prasti jau, reiškia, atgyvenę, bet mes galėjom parūpinti labai modernišką, ten, kainuojantį 100 000 litų. Ir guli toksai padarėlis, bet jis gyvena. Ir jis išgyveno, jis užaugo. Ir tada profesorius Landsbergis su ponia Gražina iš savo šeimos lėšų mums skiria 280 000 litų. Tai mes ir panaudojom įrangai, kad viskas būtų skirta vienam vaikui. Tai yra ir monitorius, ir dirbtinio kvėpavimo aparatas. Taip lyg tai mama auginta. Ir iš tikrųjų tai buvo toksai didžiulis šuolis į priekį ir mūsų naujagimių išgyvenamumo kokybėje ir galimybėse. Tai mirtingumas sumažėjo beveik 10 kartų, o kasmet pas mus naujagimių būna neonatologijos centre virš 1000. Fondas pirmasis parėmė anuomet Lietuvoje dar nežinoma nemedikamentinį vaikų su negalia gydymo būdą – boba terapiją. Kai jungtinė specialistų komanda, kineziterapeutai, logopedai, gydytojai, socialiniai darbuotojai moko sutrikimų turinti vaiką. Jie yra visų mūsų vaikai. Neįgalūs vaikai yra visų mūsų, ne tik tai savo tėveliai. Ir aš atsimenu vieną ypatingai tokį seminarą, konferencija buvo tų vaikų su tėvais atvažiavusi ir gyvais pavyzdžiais buvo dalinamasi patirtis ir iš jos vienas bendras vardiklis be galo svarbus. Iškia, ką gali tėvas, ypatingai motina, kuri daugiausiai laiko gali pašvęsti, jeigu jinai pasišvenčia. Ir tas vaikas, kuris nevaikščiojo, kurį reikėjo mokinti, kad jis nors kiek galėtų pašliaužti savo iniciatyvą, savo valią, jisai pradeda gyventi. Londone buvo pati pirmoji mano stažuotė ir Landsbergio fondas skyrė pinigų šitai stažuotei. Manau, kad tai buvo nepaprastai reikšminga. Tai, ko gero, buvo ta vieta, kada pasikeitė mano supratimas ir filosofija apskritai apie neįgalų vaiką. Kada pasikeitė visą tą mūsų santvarką ir kaip mes išėjom iš sovietų filosofijos, kada yra geri ir blogi žmonės. Ir mes dabar radom, kad visi žmonės yra lygus ir visi vienodi. Ir nesvarbu, kad jis kažko tai negali, bet jis yra žmogus ir žmogus kaip vertybė. O paskui taip Dievas lėmė, kad po viso šitos stažuotės aš kurį laiką buvau Landsbergio fondo valdybos narė. Ir mes lygiai taip pat prisidėjau prie tų pačių programų vykdymo visoje Lietuvoje. Ir tai per visą šitą periodą, 20 metų, mes išleidome
medicinos projektams remti beveik 3 milijonus litų. Dabar tai atrodo labai nedaug, bet neužmirškime, kad ekonomiškai šalis buvo sudėtingam laikotarpyje, apie ES remiamas programas ir nesapnavome. Ir todėl kiekvienas litas, kiekvienos lėšos, kurios buvo skirtos paramai, jos buvo labai branginamos ir branginamos širdimi. Kaip medicinos projektų kuratorė, 20 metų dirbau kartu su profesorė Gražina Landsbergienė kaip fondo pirmininkė. Dėkoju pačiu nuoširdžiausiu būdu už nemeluotą ir labai nuoseklę teisingumo sampratą, už pragmatišką požiūrį ir tiesiog labai malonų ir nuoširdų bendradarbiavimą, kuris tęsėsi 20 metų ir praėjo kaip viena diena. Ačiū, ponia Gražina, labai. Ir ačiū visiems uždėmesį. Profesorė Gražina Ručytė Landsbergienė pelnytai vadina šio fondo sielą. Už visuomeninę labdaringą veiklą ji pagerbta Lietuvos Respublikos ir Vilniaus apdovanojimais. Per 20 gyvenimo metų Vytauto Landsbergio fondas gausiai prisidėjo prie labdaros tradicijų kūrimo šalyje. Fondas į atkurtos nepriklausomos Lietuvos medicinos istoriją ėjo kaip vienas didžiausių rėmėjų. Jo suteiktos paramos naudą pajuto daugybę negalią turinčių Lietuvos vaikų. Aš sunkiai žiūrėdavau likimo nuskriaustus vaikus, kurie stengiasi nugalėti savo negalę. Ir todėl aš dabar čia būdama linkiu, kad jūs imtumėt iš jų stiprybės, nes jie tikrai yra dažnai stipresni už mus, ieškodami savo terpės ir savo būdo išgyventi ir džiaugtis gyvenimu.